Sveiki, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, vienijanti beveik 600 žmonių, šiandien švenčia sezono pabaigtuves. Švenčia sportiškai ir dainingai, bet tikrai nepagalvokite, kad viskas taip šilta ir malonu, kaip kad atrodo dabar. Persikelkime į lauką. Nepaslaptis, lietuviai dainingi ir visi žaidžia, ar bent jau žiūri krepšinį. Dvi sporto ir meno šakos ir vyravo LRT sezono baigimo šventėje. Tiesa, jei su iš darbuotojų sudarytais chorais kiek paprasčiau, jie dainavo didžiojoje LRT studijoje, tai krepšinio mėgėjams teko pasidžiaugti ne pačiu geriausiu žaidėjams oru. Sunku žaisti, kai oro sąlygos tokios? Labai slidu, taip, labai slidu, pavojinga, reikia tausoti rankas, kojas ir šiaip ir varžovus reikia pasaugoti truputėlį. Tai, bet šiaip smagu, iš tikrųjų labai toks ypatingas pojūtis. Tai žaidi tarsi po vandeniu. Lyjant lietui lauke ilgai būti nesinori. Geriau keliauti vidun, kur skambėjo iš LRT darbuotojų sudarytų chorų balsai. Ta tema pasufleravo, tai Lietuvos balsų konkursas, kuris buvo vienas sėkmingiausių praeito sezono LRT projektų, bet kita aplinkybė, jog buvo laikai, kai Lietuvos radijo ir televizijoje veikė net keletas chorų ir daugelis mūsų darbuotojų dabartinių tuose choruose dainavo. Pats dainuosite kuriame nors? Ne, aš dėja, nedainininkas. Mes susirinkom pas save sanatorijoje ir kaip vadinasi, repetavom, 2 savaitės repetavom, sunkiai, bet padainavom. Tai kaip čia nesiruoši, tai matot kokie Visą dieną ruošia. Jeigu čia nesiruoši, tai liksime šią kvailių vietą. Aš esu vadovė. Edita, kas yra LRT sezono uždavinys? Visada tai būdavo tradiciškai linksmybės ir smagumas, bet šiais metais galbūt dėl krizės yra ypatingai smagu, todėl kad žmonės išlaisvino savo kūrybinę energiją ne pinigams uždirbti, bet pasidžiaugti. Sezonas baigėsi, kai kas, kam darbų mažiau gali atsipūsti, kam dar visą vasarą, kaip sakė generalinis, reikės plušėti. Tai yra prieš ką pasilinksminti, žodžiu, smagi šventė. Aima, vasara bus sportiška ar mediciniška? Vasara tikrai bus sportiška. Na, tikiuosi, niekam neprireiks mano medicininės pagalbos. LRT chorų konkurso nugalėtojais įveikė 7 varžovus tapo Lietuvos radijo choras, nukeliavęs net į renesanso laikus. Ruošiamės labai intensyviai. Kaip matot, visi nuo galvos iki kojų persikėlėm į renesansą. Ploninom balselius, derinam, kad būtų 5 būtinai. Na ir va, tarsi išėjo pavirsti ir gyvūnėliais, ir dainuojančiais gyvūnėliais.